Labas, čia jau 4. Lifelong Run podcast'o epizodas. Šioje dalyje kalbuosi su Rasa Batulevičiūtė, kineziterapeutė, šiuo metu dirbančia su Lietuvos jaunimo plaukikų komanda. Ji taip pat buvusi profesionali bėgikė, bei yra įkūrusi savo kineziterapijos kliniką. Kalbėjomės šiandien ne tik apie sveiką judėjimą, naudingus patarimus bėgikams ir sportuojantiems, bet ir jos asmeninę įkvepiančią ir labai spalvotą gyvenimo istoriją. Tikiu, kad kiekvienas klausantis šio epizodo ras savo kažką naudingo. Tad gero jums epizodo ir ačiū, kad klausotės. Rasa, skaičiau tavo straipsnius internete ir šiek tiek biografijos. Ir keliose vietose radau, kad esi buvusi bėgikė, ar ne? Taip. Kodėl buvusi? Aš buvau visiška fanatikė bėgimo, o tas lydėjo mane prie persidirbimo. Persidirbimas yra traumatizmas. Ir aš turėjau paskutinę traumą tokią, kad man užtruko 4 metus išgyti. O profesionaliam sporte tai yra daug labai. Tai tiesiog nebegalėjau grįžti į bėgimą. Kokio amžiaus buvai, kai traumą gavai? Gal 23, 24. Sunku pasakyti, nes aš su tą traumą gyvenau dar paskutiniai 3 sezonai buvo mano su tą traumą ir aš tai bėgu, tai vėl nebėgu. Atrodo, treniruojas jau gerai, ateina varžybas ir tu vėl subyri visas. Ir tiesiog paskutiniai mano metai tenais buvo tokie, kad aš daug dažniau eidavau į sporto medicinos centrą, nei į maniežą. Yes. Tai tiesiog, ir aš prisimenu, kai buvau paskutinį kartą pas savo gydytoją, ir jinai sako, žinok, aš jau visas procedūras tau išrašiau, aš nebežinau, ką tau išrašyti. Ir man tada toks toptelėjo, kad tai vadinasi, man tas procedūras išrašo ne tikslingai, kažkaip ne į mano problemą orientuota, bet tiesiog kokias technikas turi ten, tą ir išrašo. Aha. Ir kažkaip aš daugiau ten nebeėjau. Bet tai buvo, žinai, gydymo įstaiga, kuri buvo man vienintelė tuo metu prieinama. Aha. Tai aš labai klioviausi iki tol. Paskutinės treniruotės buvo, kad aš ten tiesiog verkdavau, nes man diagnozavo achilo sausgyslės uždegimą, kas yra labai dažna trauma. Ir man visai sakydavo, taigi jis bėga su achilo trauma, taigi jis bėga. Ir man taip truputėlį žemindavo mane ir aš žemindavau net pati save viduj, nes atrodydavo, kad tik aš tikrai čia negaliu pakentėti, tikrai negaliu ir tiesiog išėjau. Ir galvojau, pailsėsiu metus ir gal grįšiu, daviau savo metus ir man iš tikrųjų po metų niekiek nepagerėjo. Aš tada pradėjau... Ir tuo metu visai nesportavai tuos metus, ar ne? Aš tenais eidavau jogą, eidavau mankštas, bet apie bėgimą net nebuvo kalbos, todėl kad man net einant skaudėdavo. Ir tada aš jau studijavau kineziterapiją ir išskaičiau apie Haglundo deformaciją, kuri yra kulnakaulio atauga. Aha. Ir galvojau, gerai, nueisiu pas gydytoją, nuėjau pas poliklinikos gydytoją, sakau, gal galit man išrašyti MRT, man labai skauda, o jisai man vėl sako, tai yra sausgyslės uždegimas, pasitepk traumeliu. Aš sakau, bet aš jau 10 injekcijų turėjau traumelio. Ir tada sako, tai tiesiog nevaikščiok basa. Tokį patarimą gavau. Ir tada aš jau dirbau, tai turėjau šiek tiek pinigų ir galvojau, nueisiu pas geresnį specialistą, kad jis tikrai pažiūrėtų, kas man yra. Ir nuėjau pas Vytautą Tutkų ir jis iškart pasakė, reikia daryti kompiuterinę tomografiją. Kompiuterinė tomografija patvirtino, kad yra Haglundo deformacija. Sako, reikia operuoti. Operacijos metu buvo rasta, kad pas mane yra nuplyšusi 1/3 sausgyslės, todėl kad tai kulnakaulio atauga, jinai rėmėsi į mano achilą ir visai kaip braižė, taip ją ir plėšė. Aha. Tai jeigu eina achilas, ta atauga šalia yra, ar... Jo, nes achilas yra ilgas, man buvo achilo uždegimas insercijos vietoj, ten, kuris jungiasi prie kulnakaulio. Ir ten buvo ta ataugėlė. Po padu, ar ne? Realiai. Ne papadu, bet čia yra pėda, čia kulnas. Taip. Tai maždaug atauga yra čia. Aha.
Tai tiesiog ten, žinai, kulne. Taip. Ir tada mane išoperavo, bet jau, žinai, daug laiko buvo praėjo, aš jau pradėjau kineziterapiją domėtis, man jau reikėjo už nuomą mokėti, tai bėgimą aš nebegrįžau. Aš bėgioju dabar 2-3 kartus per savaitę, bet tai nėra mano tikslas, tai yra dabar mano priemonė būti sveikai, gerai jaustis ir panašiai. Supratau. Sakai, bėgioji šiandien, ar ne? Ką dar be bėgiojimo veikiai, kas liečia sportą? Dar ką aš darau, aš einu į jogą, va šiandien eisiu. Tada darau jėgos salę. Ir prie progos man labai patinka snieglentė, banglentė ir plaukimas kartais irgi patinka. Okay. Plaukimas man, jis labai mane ramina, nors aš jo kažkada nekenčiau, bet dabar jis yra, na ten daug komponentų yra, pavyzdžiui, kvėpavimo pratimas, nes tu ten įkvepi, užlaikai kvėpavimą, iškvepi. Vėl įkvepi, užlaikai kvėpavimą, iškvepi. Čia kvadrato pratimas iš jogos, kuris skirtas raminti. Ir ten neblaško, žinai, aplinka. Tu tiesiog plyteles tas matai, daugiau nieko. Ir tada tai leidžia susikoncentruoti daugiau savo kūną. Geras. Jo, bet, žinai, tas sportas, jis yra dabar toks. Aš nieko prieš, kad na, aš keisiuos, tai vadinasi ir sportas gali pasikeisti. Tai aš nesu prisirišus prie savo dabartinio protokolo, toks, koks jisai yra. Aš lankščiai žiūriu. Okay. Nėra, kad pas mane planas ir aš žūtbūt turiu jį padaryti. Aš žiūriu, kaip aš jaučiuosi. Skamba taip, kad tu sportą rinktumės pagal tai, kas tau įdomu, o ne pagal tai, kas dabar galbūt populiaru ir panašiai, ar ne? Man atrodo, kad kiekvienas turėtumėm rinktis tai, kas mums tinka, kas mus džiugina, o ne tai, kas socialiniai medijai dabar populiaru, kur ten gražios panos prisifotografuoja, žinai. Bet, nu jo, tiesiog aš testuoju, aš visą laiką testuoju. Aš ir tada testavau, kas man tinka. Bet aš žiūriu, kad man jau 5 kartus per savaitę bėgti netinka, aš blogiau jaučiuosi nuo to. Tai gerai mažinu, nes aš myliu bėgimą. Ir jogas, nežinau, anksčiau ten po 3 kartus po 2 valandas vaikščiodavau ir aš žiūriu, kad aš nebenoriu tiek daug. Ir visai keičiasi, visai ką kinta ir aš nesmerkiu savęs už tai. Labai fainai skamba. Ar tuose sportuose jauti, tarkim, savo traumos pasekmes? Ar tai turi atitinkamai krūvį dalinti, ar kažkokių pratimų nedaryti, judesio kažkokio, ar pamiršai, kad dabar jinai yra, šiai dienai, su visais sportais, kuriuos vardinai? Yra dalykų, kurie provokuoja šiek tiek. Pavyzdžiui, jeigu eičiau šokti su aukštakulniais, bet to nedarau dažnai, tai ir netrukdo. Galbūt jeigu persistengčiau su bėgimais į kalną, manau, kad provokuotų kažkiek. Bet aš nesirenku bėgti į kalną. Ir net nenorėčiau to daryti, jeigu aš, žinai, būčiau sveika. Nes gal tai tiesiog etapas. Man labai žavu yra ultrabėgimas toks, labai jūs man kaip kokie gentainiai atrodat, bėgat laukiniai gamtoj. Ir man irgi labai patinka gamta ir aš nesakau, kad niekada nepamėginsiu. Aš netgi vieną kartą mėginau, kai buvau asfaltininkė bėgikė, aš bėgiodavau asfaltu. Ir aš buvau Madeiroj, kur ultrabėgimas, na, jisai visai toks make sense, ten yra daug vietų bėgioti. Ir aš galvojau, išbėgsiu, pamėginsiu. Ir žinok, baigėsi bėgimas po 1,5 kilometro, nes aš nukritau, užkliuvau už šakos. Ir tada aš supratau, kad yra labai skirtingos 2 sporto šakos, nes tu kai bėgi asfaltu, tu gali tiesiog, nežinau, galvoj zvimbia kažkokie dalykai, o čia tu negali, tu turi visai dėmesį sutelkti tai, ką tu darai. Ir žinai, aš nesutelkiau to dėmesį, nes aš galvojau, kad čia tas pats yra. Taip. Jo, labai niuansų ten daug, kas liečia ir bekelės bėgimą skirtumą nuo asfaltinio ir pačioj Madeiroj. Tas ultrabėgimas yra skaitomas vienas gražiausių pasaulyje, beje, tai čia dabar kaip paminėjai. Minėjai, pradėjai studijuoti kineziterapiją, ar ne, kai buvo traumos laikas. Kaip prasidėjo tavo kelionė į kineziterapiją? Ar tai buvo svajonė nuo vaikystės, ar pamatėjai
skelbimą galbūt kažkur, kad tokios profesijos yra. Iki 17 metų aš galvojau, kad sportas ir iš vis yra ne man, nes aš į lengvąją atletiką atėjau gana vėlai, 17 metų. Ir mano mokykloje kryptis buvo pasirinkta visiškai humanitarinė kryptis. Aha. Ir tada pradėjau lankyti bėgimą ir aš supratau, kad aš noriu sieti gyvenimą su tuo ir tada yra du keliai, arba tu esi trenerė, arba kineziterapeutė. Aš tuo metu taip mačiau. Aha. Bet man atrodo, kad mano asmeninių savybių neužtenka būti trenerė, tai aš nuėjau kineziterapiją, kas man labai patiko. Ir aš prisimenu, su Lietuvos rinktinė važiavau stovyklą ir ten buvo olimpinės rinktinės gydytojas Barkauskas. Ir aš prisimenu, kad nuėjau pas jį dėl kelio skausmo, o jis man kažką dubenį padarė. Kitoj vietoj. Kitoj vietoj. O aš buvau pripratus prie dispanserio, kur gydė labai lokaliai, žinai. Sako, du pirštu, kur tau skauda. Ai, nu tai viskas, pridėsim žodį uždegimas. Žinai, toks, nesakau, kad dabar taip yra. Ten yra tikrai daug gerų specialistų, bet tuo metu man atrodo kaip stebuklas ir mane tai labai įkvėpė. Bet, žinai, mano profiliavimas buvo jau į humanitarinę pusę nueitas. Ir aš tada prisimenu, likus pusiai metų iki valstybinio egzamino, aš nuėjau pas savo biologijos mokytoją ir aš jai sakau, aš noriu valstybinį egzaminą laikyti. Ir jinai sako, gerai, patikrinkim tavo žinias. Ir jinai kaip pamatė, jinai sako, Dieve, tu neišlaikysi egzaminą. Ir aš taip užsispyriau, aš kažkaip išmokau, dabar man atrodo, kad aš per dieną išmokčiau tai, ką ten mokina. Bet tuo metu krapščiausi su tą biologiją ir, žodžiu, išlaikiau ten 97%, bet neįstojau. Mano tėvų buvo tokios dvi sąlygos, kad aš stoju į aukštąją mokyklą ir valstybės finansuojamą, nes jie neišgalės sumokėti. Ir aš sutikau su tom sąlygom ir aš tada galvojau, na gerai, tai kaip aš galiu tada pagerinti situaciją, kaip aš galėčiau stoti ir tada galvojau, tikrai galėjau matematikos geriau parašyti egzaminą. Mokiausi matematikos, perlaikiau, gavau 100% ir aš vėl neįstojau. Ten toks didelis konkursas? Nes tenais yra tik 2 valstybinės vietos finansuojamos, tai nežinau kaip dabar, žinai, bet tada buvo taip. Ir tada galvoju, nu gerai, reikia kažkur dar patobulėti. Ir tada įstojau į suaugusių mokyklą, laikiau ten chemiją, gavau pažymį ir tada įstojau. Buvo antra iš 2 valstybės finansuojamų. Ir tai vyko per 1 metus, kai tu spėjai perlaikyti iki atitinkamo laiko, ar tai truko? Ne, tai truko 3 metus. Geras, va čia tai užsispyrimas. Jo, aš manau, kad tą užsispyrimą gavau iš sporto, nes aš lankiau plaukimą nuo 5 klasės ir sporto mokyklai. Tai reiškia, kad aš buvau ruošiama varžyboms, o varžybos yra laimėjimai ir pralaimėjimai. Ir man atrodo, kad tiesiog aš labai anksti supratau, kad jeigu tu pralaimi, tai nereiškia, kad turi mesti viską. Tiesiog ateini vėl į tas pačias treniruotės ir darai ir bandai kažką naujo. O plaukimas man nesisekė. Aš pralaimėdavau labai dažnai. Aš buvau outsiderė, tai aš pripratau tiesiog prie to. Jo, būti tuo underdogu vadinama. Taip. Ok, pastudijavai ir šiai dienai tu turi savo su sese kineziterapijos kliniką. Kaip gimė ši idėja ir koks kelias buvo, nebejoju, ne ką mažiau įdomus negu studijų startas? Aš studijavau tam, kad eičiau į sporto medicinos centrą ir ten daryčiau pokytį. Aš galvojau, man ten nieks nepadėjo, nes aš jaučiausi, lyg nieks neįsigilintų į mano problemą. Aš galvojau, aš noriu būti ta, kuri padės ir netrūkčios pečiais, kai ateis sportininkas. Tapti ta specialistė, kurią tu norėjai turėti, kai atėjai. Taip. Ir aš prisimenu, baigiau mokslus ir paskambinau į sporto medicinos centrą ir sakau, aš noriu dirbti pas jūs ir ties tais žodžiais tiesiog buvo padėtas ragelis. Bet aš labai nenusiminiau, nes tuo metu aš dar neturėdama diplomą, aš jau turėjau 3 darbo pasiūlymus. Ir aš pasirinkau dirbti tokioj klinikoj, pro kurią aš tiesiog eidavau pro šalį, ten buvo tokie užtamsinti langai ir buvo tiesiog vardas, pavardė ir telefono numeris parašytas. Ir aš paskambinau tuo telefono numeriu ir sakau, aš noriu dirbti pas jūs. Ir mano būsimas bosas sako, gerai, man bus tai čia užsiėmimas, baigsis 9, atvaryk, 9 vakaro. Ir aš prisimenu, einu tą kabinetą ir ten tokia
prieblanda, žinai, toks didelis medinis klasikinio stiliaus stalas, kažkokia aptraukta oda. Krėslas toksai labai prabangus. Dabar kaip sostą įsivaizduoju, bet tikriausiai hiperbolizuoju. Aha. Ir sėdi ten mano bosas, toks plikas, su ryškiai violetinė taiči apranga. Ir jisai toks sako man, koks tavo zodiako ženklas? Geras pokalbio klausimas pirmas. Taip, ir aš sakau, ožiaragis, sako, o, labai gerai. Jis paėmė mano ranką, išnarino nykščio pirštakaulį ir vėl įnarino. Ir jisai sako, o, tavo stiprios rankos, būsi gera kineziterapeutė. Ir aš ten dirbau ir pradirbau, supratau, kad tai yra klinika, kurios klientai yra valstybės prezidentai, įtakingi žmonės, tam tikrų įmonių vadovai. Kad atvažiuodavo klientas su apsauginiais, nieko nestebindavo. Aha. Ir kartais mes turėdavom registruoti klientus taip, kad vieni klientai neprasilenktų koridorius tam tikrais, Geras. nes viskas buvo labai konfidencialu, labai uždara. Ir dirbom labai uždarai ir mes niekas nežinojom, kas kaip dirba. Ir man atrodydavo, man pradedančiai kineziterapeutei, kurios savivertė gana žema, man atrodydavo, jeigu aš išspręsdavau kažkokį, žinai, paciento problemą kažkokią išspręsdavau per 7 vizitus, man atrodydavo, kad kolego už sienos būtų išsprendęs per 1-2. Čia naratyvas galvoj toks būdavo, ar ne? Jo, gal toks destruktyvokas tas mąstymas, bet jis buvo man variklis mokytis labai daug. Ir tuo labiau aš mačiau savo bosą, kuris yra talentingas chiropraktikas ir jis dirbdavo tiesiog nuo 7 ryto iki 9 vakaro. Ir jis priimdavo tą paskutinį klientą kaip pirmais, jisai būdavo geros nuotaikas. Ir aš matydavau tokį pavyzdį ir aš tikrai tapau tokia irgi šiek tiek darboholikė. Ir taip nutiko, kad po keliarių metų, aš ten 4 metus pradirbau ir sporto medicinos centre pradėjo vykti pokyčiai. Ten pradėjo dirbti tokia direktorė, kuri užėmė laikinai tas pareigas ir norėjo padaryti labai daug pakeitimų. Ir man atsirado galimybė nueiti ten dirbti. Ir aš nuėjau į, nežinau, gal 5 ar 4 kartus mažesnę algą. Iš privačios klinikos, kur tu pacientui gali skirti valandą arba 1,5 į biudžetinę įstaigą, kur ten per valandą gal 8 pacientai, žinai, prasisuka. Bet man labai patiko, ten buvo labai šilti sportininkai, žinai, ten faina buvo. Ir pas mane ateidavo sporto gydytojai ir jie kažkaip, žinai, klausdavo manęs, o kaip tu testuoji kelią? O kaip tu jį gydai? Vau, kaip įdomu, man irgi reikia taip. Ir žinai, tada aš supratau, kad blemba, aš gerai varau šiaip tai. Aš gerai varau. Ir tai man suteikė tokio pasitikėjimo savim, gal kuris, bet ir suteikė to tokio pasitikėjimo įkurti savo kliniką. Ir realiai ta LR kineziterapijos klinika yra miksas mano 2 paskutinių darboviečių. Tai yra toks open spaces, viskas yra labai paprasta, bet tuo pačiu mes išlaikom kokybę ir dėmesį savo klientui. Fokusas ten, kur reikia, o ne į gražų galbūt interjerą ar ten iš pompastiką, kuris matyt vertės klientui ateinančiam per daug ir neturi. Aš nežinau, žinok, kadangi ten buvo tokie klientai, kuriems yra labai svarbu tas materialus dalykas, gal kažkoks, net nežinau. Ir žinai, ir tai buvo apie mano bosą, jisai toks buvo, jis mylėjo pinigus, jis mylėjo prabangą ir jis norėjo, žinai, aplinką tokią kurti ir manau, kad vis tiek pritraukė savo auditoriją, tam tikrą auditoriją, nes pas mane dabar tikrai neateina klientai, kur ten prezidentūroje dirba ar kažkas, žinai, visi paprasti, aš pritraukiu. Ir ta kineziterapijos klinika, nors jinai buvo miksas ir tos darbovietės, bet jinai transformuojasi, nes aš keičiuosi, žinai, ir Lina keičiasi, nes mes kartu ją įkūrėm, tą kliniką. Lina tavo sesė. Taip, sporto gydytoja. Aš kai gavau rekomendaciją pas jūs ateiti, tai pirma mintis buvo LR, tai čia kaip Lietuvos Respublikos, tai pasirodo Linos ir Rasos trumpinys tiesiog abreviatūra. Taip, tai tokia gal ir buvo mintis truputėlį, kad žmonėm asocijuotųsi su Lietuvos Respublika arba su Lietuvos rinktinė. Tai galėjo būti daug reikšmių ir kaip žmonės perskaito, taip ir bus. Jo, geras.
vienos konsultacijos metu po tavo atostogų tu minėjai, kad pirma savaitė buvo žiauriai faina ir po pirmos savaitės tu sakei, jau pasilgai savo darbą. Aha. Ką tau duoda darbas, kad tu jo pasilgsi? Kaip jautiesi galbūt įdarydama? Gal žinai, nepasakysiu kažkaip čia, kad mūsų darbas yra toks, kad mes padedam žmonėm, mes gydom, kaip negydom, kineziterapija negydo, tik sudaro sąlygas kūno savigydai, bet tikrai pagerinam žmonių kokybę, bet iš tikrųjų, man atrodo, aš ir daug kas dirba iš tokių egoistinių paskatų, nes sutvarkyti tam tikrą atvejį mums yra, nežinau, aš tai didžiuojuosi. Dabar, man, nežinau, aš jaučiuosi labai pakylėta, kai aš galiu išspręsti problemą ir dar jeigu ją greitai išsprendžiu ir jeigu dar sudėtingas atvejis, man tiesiog įdomu, aš kaip žaidimą žaidžiu. Man bėgimas anksčiau buvo žaidimas, aš žaisdavau su tom sekundėm, o dabar žaidžiu, žinai, darbe kaip išspręsti. Ir man patinka atvejai, kur, pavyzdžiui, būna, kad žmonės eina per specialistus ir sako, man neišsprendė tos problemos. Ir tada mane apima toks azartas. Aš noriu išspręsti. Panašiai ir man buvo, kaip pas tave atėjau, su problema, kur pas keli specialistus ėjau ir negalėjo padėti. Tai... Aš tavo atveju labai didžiuojuosi. Smagu, aš irgi labai džiaugiuosi, kad pavyko tą problemą išspręsti. Minėjai ir sesę, ar ne? Komanda, kiek žinau, didesnė yra, ne tik tu ir tavo sesė, ar ne? Tai ką dar tavo klinika gali duoti klientui, ar ne, be kineziterapijos? Kokios dar yra paslaugos ar užsiėmimai, kurie yra naudingi ir kuriuos įtraukėt pas save? Na, mes iš tikrųjų pagrindinės paslaugos ir yra sporto gydytojo arba kineziterapeuto konsultacija. Bet tikrai nėra tikslas mums klientą pririšti prie savęs. Mes norim jį kaip sutvarkyti jo problemą ir tada sakom, o ką tu nori daryti toliau? Ir jeigu jie nori toliau dirbti kineziterapeuto priežiūroje, tai jie gali rinktis, pavyzdžiui, grupinius užsiėmimus, kurie vyksta pas mus ten rytais ir per pietus ir vakarais. Tai tikriausiai šitie du pagrindiniai dalykai. Mes dar turėjom paskaitas kažkurį sezoną, bet kažkaip paskaitos nelabai pasiteisino. Aš nežinau, buvo ganėtinai sunku surinkti auditoriją, nors man visai patiko šitą idėją, tai gal aš prie jos dar grįšiu, bet gal kitų formatų ir galbūt, gal kažkaip iš marketingo pusės reiks padirbėti kitaip. Supratau. Padipdivinkim į kineziterapiją, ar ne, tavo specialybę. Bėgikas šiai dienai jaučiasi gerai, ar ne? Ką gali duoti kineziterapija jam? Pagerinti rezultatus, geriau jaustis, didesnį kilometražą nubėgti, jeigu bendrai paėmus, ką kineziterapija gali duoti sportuojančiam, judančiam žmogui, pastoviai bėgiojančiam? Jo, tai gal vienas iš dalykų, ką gali duoti, tai užbėgti tam tikroms traumoms už akių. Mes pratestuojam kūną, pasižiūrim ar laikyseną, judesio stereotipus ir tada galim matyti, ar yra tam tikri judesiai, kurie gali atspindėti bėgimą. Mes neturim bėgti tokio pas mus. Yra idėja turėti, kad matyt, kaip žmogus bėga. Bet yra tam tikri judesiai, kur puikiai atspindi ir mes galim matyti, ką reikia koreguoti, kokius raumenis reikia pastiprinti, kur galbūt ir tą bėgimo techniką būtų gerai pakeisti. Mes galim rasti skausmingų taškų, kur žmogui net atrodo, kad ten neskauda, bet ten vadinasi yra kažkoks pažeidimas. O jeigu ištestuojam, kad viskas yra gerai ir gali ten sportuoti ir bėgti. Tai būna? Labai retai, gal per 10 metų savo karjeros 2 gal turėjau žmonės, kur nieko nesuprantu, tau viskas yra gerai. Geras, tai būna tokio visgi. Kažkaip, bet sakau, 2 žmonės per 10 metų. Ir tai, žinai, dabar mano žinias yra gilesnės, tai gal aš dabar jau būčiau radus. Jau būčiau radus, jo. Ir tada, pavyzdžiui, aš labai rekomenduoju bėgikam, nes yra tokių, kur tiesiog bėga, žinai. Jam lengva prisiversti bėgti, bet jam sunku daryti pratimus.
Bet tikrai yra labai daug atvejų, kai jie pradeda sportuoti, užsiimti tais korekciniais pratimais ar stabilizuojančiais ir jie sako, aš nieko nekeičiau bėgimo plane, bet man pagerėjo bėgimo rezultatai vien dėl to, kad aš čia pradėjau dirbti. Aha, geras. Jo, viskas susiję, bėgimas nėra tik kojos. Jo, o dieve, ne. Jeigu aš jaučiuosi gerai, ar ne, bėgiodamas, nejaučiu kažkokių problemų, ar vis tiek rekomenduotum ateit pas kineziterapeutą, kad ir profilaktiškai pasitikrinti? Nebent vieną kartą tikrai, tiesiog užbėgti įvykiam už akių dėl galimos traumų rizikos, dėl laikysenos, žinai, nes kartais žmogus tiesiog sėdė 8 valandas darbe su kumpusia laikysena ir tada išbėga. Tai žinai, bėgimas neištaisys tų disbalansų, kurie buvo sukurti sėdint. Mums reikia kažko, kas sujungtų tuos dalykus. Tai tikrai rekomenduočiau, kad pastebėtų, gali būti kvėpavimo stereotipas netaisyklingas. O kas tai yra? Kvėpavimo stereotipas? Aha. Na, pavyzdžiui, aš paprašau kliento įkvėpk giliai. Ir ką jis daro, jis sukelia pečius, įkvėpia ir tai nėra gerai, nes tokiam kvėpavime nedalyvauja diafragma. Įsivaizduok, tokia krūtininė dalis yra kaip dėžė. Dugnas yra diafragma, raumuo, aplinkui yra šonkauliai, krūtinkaulis, slanksteliai. Ir jeigu, pavyzdžiui, tarkim yra taip, kad kai mes išsigastam, mes intuityviai užlaikom kvėpavimą. Diafragma sustingsta. Šonkauliai, jie turi būti mobilus, dėl to, kad kai jį įkvėpiam, kad būtų plaučiam daugiau vietos. Bet dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo, kai mes daug sėdėm labai, dažnai ten mobilumo trūksta. Ir kur tada lieka įkvėpti? Į viršų. Ir toks kvėpavimas iš tiesų jisai aktyvina simpatinę nervų sistemą. Tai yra nervų sistema, režimas, kai mes jaučiamės tokie, kai mes esam kovok arba bėg būsenoj. Tada, žinai, pradeda širdis daugiau, greičiau daužytis, raumenis įsitempia, nes kraujotaka nueina į raumenis, kūnas įsitempia, kvėpavimas paviršutiniškas. Tai mes negalim kokybiškai nei sportuoti, nei atsistatyti po sporto, o tuo labiau, kad po diafragma dar yra žarnynas. Ir kai kvėpuojam diafragminiu būdu, tai diafragma, jinai tą žarnyną, žinai, masažuoja, skatina peristaltiką. Geras. O nuo žarnyno yra nervas klajoklis jungiasi. Nervas klajoklis nuo žarnyno keliauja į pailgąsias smegenis, o jis atsakingas už tą parasimpatinę nervų sistemą, kai mes turim ilsėtis, virškink ir miegok. Ir, žinai, gali turėti va, tą prabangią mašiną, pilti ten geriausią kurą, bet jeigu variklis neįjungtas, tai jinai nevažiuos. Tai lygiai tas pats ir pas mus kūne. Tas variklis yra diafragma. Ir tu gali maitintis vaikais, sportuoti, bet jeigu tavo kvėpavimo stereotipas yra prastas, tai tiesiog nebus efektyvu tai, ką tu darai. Koks lengviausias būdas būtų atpažinti va, tą blogą kvėpavimą bėgant? Bėgant vis tiek, žinai, čia priklauso nuo to, koks yra bėgimas. Aha, bet jeigu ramus, tarkim, įprastai, išbėgu pusvalandžiui, ramiai, tiesiog būna, dažnai žmogus sako, išbėgu vakare, pabėgiot šiek tiek, išbėgioti tą stresą dienos ir taip toliau, ar ne? Taip. Bet klasika, kaip minėjai, 8 valandos ant kėdės, gal susitikimai ir taip toliau, tu sėdimą darbą dirbi ir išbėgi vakare. Ir galbūt yra signalai, kuriuos pajutęs, tu gali sakyti, okei, gal man reikia apsilankyti pas kineziterapeutą ir pasižiūrėti, ar tikrai mano kvėpavimas yra pilnai geras. Labai dažnai, pavyzdžiui, bėgikam būna, kad spazmuoja diafragma, pradeda skaudėti po šonkauliais. Tai jau reikėtų žiūrėti, ar ten diafragmai viskas yra gerai. Taip pat tada kyla įtampa pečių srity, todėl kad tas kvėpavimas būna toks, žinai, iš pečių. Ir, gal sakyčiau, jeigu pulsas pradeda labai kilti, nes tas kvėpavimas yra gaunasi nelabai efektyvus, neskiria tiek daug deguonies, kiek reikėtų. Tai manau, gal pagrindiniai tokie
dalykai. Su kvėpavimu aš turiu savo tokį asmeninį pavyzdį, kiek sudėtingesnį gal. Mes klinikoje turėjom remontus vasaros metu ir buvo labai daug dulkių. Ir mano plaučiai buvo jie tokie užteršti. Ir mano kvėpavimas, kadangi aš praktikuoju kvėpavimo pratimus, aš pastebėjau, kad aš nebegaliu padaryti ilgo lėto iškvėpimo. Mano iškvėpimas yra daug trumpesnis nei įkvėpimas, kas, mes sportininkam duodam tokį pratimą. Jeigu ateina, pavyzdžiui, prieš varžybas ir sako, aš esu apatiškas, aš niekaip negaliu užsikurti, mes duodam tokius kokius 5 staigius trumpus iškvėpimus padaryti, o aš taip kvėpavau 5 savaitės, žinai. Man nekankino dusulys, kosulys, ir žinai, ir man prasidėjo nemiga, kuri truko 4 mėnesius. Prasidėjo miego paralyžius, panikos priepuoliai, man atsirado psichosomatika, man svaigo galva, aš ėjau pas neurologę, kad jinai man nusiųstų MRT tyrimas galvos smegenų padaryti arba vestibuliarnį ištirtų, o jinai man antidepresantus išrašė. Ir žinai, aš išėjau iš to kabineto ir 2 savaitės trukęs galvos svaigimas niekada nebepasirodė. Tai visiškai buvo psichosomatika ir nerimas. Ir aš esu tikra, kad būtent mano pablogėjęs kvėpavimo stereotipas ir sukėlė mano tą, tiesiog pablogino mano emocinę būklę. Ir, žinai, tiesiog, kad... Tai vien dėl kvėpavimo pakitusio visas organizmas pradėjo reaguoti kitaip, ar ne? Aš nesakau, nerimo ištokas tikrai reikia ieškoti su psichoterapeutu ar ten kažkokiom dvasingumo praktikom, kas tau tinka. Bet... nežinau, manau, kad tikrai gali pabloginti arba galima pagerinti arba pabloginti situaciją su kvėpavimo pratimais arba yra daugiau tų technikų, nes tiesiog įsivaizduoju, kad jeigu mes pamatytumėm dabar vilką, tai smegenys iškart reaguotų, jos raumenys įsitemptų, širdis pradėtų plakti dažniau, kvėpuotumėm dažniau, bet paviršutiniškiau, o pas mane įvyko atvirkščiai, aš pradėjau paviršutiniškai kvėpuoti. Tada siunčia signalai siunčiami į smegenis sako, bet kur vilkas, tai nėra jo, bet kūnų reikia pasitikėti, tai gal jis už kiekvieno kampos tyko. Ir tada atsiranda toksai nerimas dėl ateities, kad kažkas blogo nutiks, nerimas dėl praeities skaudulių, kad kažkas įskaudina ar kažkokių klaidų, žinai, yra. Ir krūtinis kvėpavimas yra apie ateitį arba praeitį, o pilvinis kvėpavimas, diafragminis yra apie čia ir dabar. Geras. Labai gražiai pasakyta. Taip. Minėjai simpatinę ir parasimpatinę sistemą. Jeigu labai paprastai, kas jos yra ir kokią funkciją atlieka ir kuo jos skiriasi? Tai simpatinė nervų sistema, tai yra tokia nervų aktyvacija, kai mes įeinam į tokį režimą, kai mums reikia apsisaugoti, tada išsiskiria kortizolis, dažniausiai tai streso metu vyksta. Išsiskiria kortizolis, dažnėja širdies plakimas, kraujotaka išeina mažiau aktyviai žarnyne, daugiau aktyviai raumenyse, nesgi reikės dabar kovoti arba bėgti. O parasimpatinė nervų sistema, jinai yra ta, kur miegok arba virškink. Ir jinai yra atvirkščiai, kai mes nurimstame, kai mes galime atsipalaiduoti, kraujotaka visa suaktyvėja žarnyne, ten gali būti virškinimo procesai. Dėl to žmonės, kurie patiria stresą, dažnai turi ir su virškinimo problemų. Tai, aišku, šiais laikais yra demonizuojama simpatinė nervų sistema, dėl to, kad, taip, karas pašonė, žinai, dirbam, lekiam, kažkur bėgam, ir tada labai tą parasimpatinę visur socialinė medija, kiša, aišku, gerai, kad mokina tų dalykų, bet iš tiesų tai gyvenime neturi dominuoti kažkuri viena, jos turi keisti vieną kitą. Ir, pavyzdžiui, sportas tai yra stresas, kuris, man atrodo, labai gera priemonė, nes jį gali kontroliuoti, jį gali bet kada nutraukti. Ir yra, žinai, būdų. Yra būdų, kaip įeiti vieną, kaip į kitą. Ypač man su sportininkais dirbant reikia. Tai kai apatiški, tai duodam ten tą, pavyzdžiui, kvėpavimo pratimą tokį, kur toks
stiprus iškvėpimas, trumpas, jiem užsikurs simpatinė nervų sistema. Bet, pavyzdžiui, jeigu jie startuoja daug dienų per dieną, tai jeigu jie, pavyzdžiui, simpatiniai nervų sistemoje, po varžybų jiem reikia eiti miegoti ir jie negali išeiti, tam irgi yra priemonių, kaip išeiti. Ir tai, pavyzdžiui, parasimpatinė nervų sistema, jinai įsijungia po vėmimo. Tai, pavyzdžiui, dėl to žmonės, kurie serga migreną, jie būna dažnai išsivėmę, jie tada pasijunta geriau. Po verkimo, dėl to sportininkam ir ne tik sportininkam reikia išsiverkti, leisti. Jie pasijus ramiau, jie atsipalaiduos ir po drebėjimo. Tai jeigu, pavyzdžiui, kyla panikos priepuolis, to drebėjimo nereikia stabdyti, reikia leisti jam būti, nes tiesiog simpatinė nervų sistema tiek kilo aukštyn, kad tau nepavyko sąmoningai iš jos išeiti, tai kūnas tiesiog paspaudžia restart mygtuką ir tas restart ir yra drebėjimas. Ir yra netgi tam tikrų pratimų, kur mes sukeliam tą drebėjimą specialiai. Tai yra TRE, Tension Release Exercise, kurio metu mes sukeliam, išvarginam tam tikrą raumenų grupę, jis pradeda drebėti ir tas drebėjimas, virpėjimas pereina į kitas kūno dalis, tarkim, iš kojų. Bet su šita technika reikia būti labai atsargiem, nes, pavyzdžiui, jeigu moteris buvo patyrusi kada nors kokį nors smurtą, tai jai gali tiesiog kilti visokių asociacijų, kad jį praranda kontrolę prieš savo kūną. Tuo labiau, jeigu dar žmogus yra itin jautrus asmuo, kas yra 10-15% mūsų populiacijos, tai vėlgi tokia intervencija gali jam sukelti irgi priešingą poveikį. Žinai, tai mes turime arba labai mažesniu intensyvumu, arba trumpiau tai daryti. Tai aš dažniausiai naudoju nervo klajoklio stimuliaciją per ausį, per ausies landą, todėl kad ten viena iš vietų, kur mes galim ganėtinai tiesiogiai jį pasiekti, tai yra ausies landa ir kaklas. Su kaklu yra prikuriama labai daug technologinių priemonių, bet aš dirbu per ausies landą, tiesiog turiu ten adetas arba stimuliuoju elektrostimulacijos aparatu. Geras. Minėjai, bėgimas, sportas irgi yra tam tikras stresorius organizmo, ir ne? Kaip čia yra, kad žmonės sako, vakare išbėgu, kad nusiramint, arba pasportuot, pajudėt, dviračių pamint, paplaukt. Kaip čia gaunasi, kad sportas ir stresas, bet tuo pačiu ir jaučiasi žmogus nustresavęs dienos sukauptą stresą? Tikriausiai dėl to, kad sportas išskiria laimės hormonus, tai aš manau, kad dėl to, bet sportas yra stresas, bet tikriausiai reiktų dar pasirinkti, kokį tu sportą nori daryti. Tu išsikelk tikslą, kas tau ir sportas. Tai jeigu tu ten, pavyzdžiui, patiri didelį stresą, skyrybos, konfliktai, vaikų nesiseka mokykloje, tu pergyveni ir išbėgi intervalus, tai gal nėra labai gerai stresas ant streso. Ir jeigu tai darai ryte, ant tuščio skrandžio, tai natūraliai kortizolio tik dar labiau padidės to streso hormoną. Tai reikėtų manau, kad žmonės dažnai tiesiog pataiko, kad jiem nuramina tą nervų sistemą. Aš manau, kad tada reikėtų rinktis, tokį krūvį, kur būtų iki 140 pulsas, kad nekelt papildomų kažkokių didelių uždegimų, kad kūnas būtų, tiesiog tam tokiam tausojančiam save režime. Tai nežinau, aišku, daug tikriausiai dalykų, kaip ir minėjau, kad plaukimas, man ten yra kvėpavimo pratimas geras, labai ten, į kūną susikoncentruoja, į mintis pabėga. Savotiška meditacija. Savotiška meditacija, jo. Nors man, pavyzdžiui, bėgimas nėra meditacija, nes man atrodo, man ant tiek natūralus yra, kad aš išbėgu, aš vis tiek galvoju, kas vyksta. Tai man reikia kažko, kas man būtų sunkiau, kas mane challenge'intų. Tai, pavyzdžiui, snieglentė ar banglentė, aš tikrai tada negalvoju, kas vyksta darbe ir ką ten reikia padaryti, Geras. Minėjai, sporto metu irgi kortizolis išsiskiria, ar ne? Tai kaip ir stresuojant kortizolis išsiskiria. Tai jeigu aš visą dieną dirbu ir stresuoju, to kortizolio tikrai daug išsiskiria, ar ne? Bet jeigu neturiu streso, ar ne? Arba jis yra tikrai manageable,
ir aš sportuoju pakankamai daug, tai per sportą, tarkime, aš gaunu to kortizolio dozę. Kuom jis man naudingas, nes esu girdėjęs tikrai ne kartą demonizuojant patį kortizolį, kad tai yra streso hormonas, jis yra blogas, jo reikia kuo mažiau ir panašiai. Bet sportas, kuris yra sveikata ir judesys pats, ar ne? Jeigu mes šiek tiek, kaip tu minėjai, challenge'inam savo organizmą, tai to kortizolio, išsiskiria. Kodėl jis mums naudingas? Toj sveikoj dozė, kaip tu minėjai, aš galiu tai nutraukti, kada noriu. Jeigu man pasidaro labai sunku, ar ne, jaučiu, kad organizmas stipriai susižadinęs, aš tiesiog nustosiu bėgti, ar ne? Ir po to, kai tas praeina, tu jauties tikrai gerai. Tai va, kuom tas kortizolis yra naudingas mūsų organizmui? Nežinau, ar atsakysiu į klausimą, bet, žinai, aš dabar esu simpatiniai nervų sistemai, nes man nėra įprasta, kad mane kažkas kalbintų, bet aš žinau, kad tai yra laikina ir kad aš grįšiu į darbo rutiną, nueisiu į jogą, išsišnekėsiu su savo draugė, aš išeisiu iš simpatinės į parasimpatinę nervų sistemą. Ir tada, jeigu kažkas mane pakvies kalbėti, aš jaudinsiuos, bet truputėlį mažiau, mano simpatinė nervų sistema bus truputėlį mažesnė, mažiau aktyvi. Ir tas pats vyksta ir su sportu. Ir tai yra, žinai, kad challenge'inam save, sportas, stresas, kortizolis, bet po to jau ten tos treniruotės jau bus jau mažiau to kortizolio išskirs. O ką daro pats kortizolis? Iš tikrųjų, jis turi labai daug neigiamų dalykų, bet kažkiek jo natūraliai yra pas mus visą laiką. Ir ką jisai daro, jisai tą paskatina širdies ritmą pakilti, žinai, kvėpavimą, suintensyvinti. Ir kartais tikrai mums to reikia. Ypač kai mes stresuojame, ypač kai mes, nežinau, žinai, kur mes norim būti atsparesni. Tai mes ten turim truputėlį savo to kortizolio išleisti. Tai va taip, žinai. Supratau. Prieš porą mėnesių atėjau pas tave su savo sportinė problema ir tu paminėjai fasciją. Esu pats šiek tiek pasidomėjęs, tokia šiek tiek mistifikuota, kaip čia pavadinti dabar, mistifikuojama galbūt ir tokia mažiau žinoma funkcija atliekantis audinys. Nežinau, ar tai audinys. Tai gal nuo šito klausimo ir norėčiau pradėti. Kas yra fascija ir kokią funkciją mūsų kūne jinai atlieka? Tai fascija, pavyzdžiui, jeigu gaminat žalią mėsą, tai ten yra tokia balta plėvelė. Tai yra fascija. Ir jinai dengia, žinai, viską. Dengia raumenis mūsų, dengia kaulus, dengia šituos organus visus. Ir jinai persipina viena su kita. Ir fascijos yra 2 sluoksniai. Paviršinės fascija ir gilioji fascija. Joje yra tokių ląstelių, kurios gamina tokį kaip gelį, skystį, kuris yra tarp fascijos lapelių. Ir tos fascijos jos turi slysti viena kitos atžvilgių, raumens atžvilgių. Ir jeigu tas slydimas sutrinka kažkur, tai tada problema kyla. Tada kažkur skauda ir net labai dažnai skauda ne ten, kur tas slydimas sutrinka. Ir mūsų kineziterapeutų užduotis yra rasti ne ten, kur skauda. Ta prasme, tai akivaizdu, pasakys mums, kur skauda, bet ten, kur slydimas yra sutrikęs. Ir tada mes tiesiog įspaudžiam ir trinam ją skausmingai, kad atkurtumėm tą slydimą. Mes tokį mikrouždegimą sukuriam ir po to uždegiminiai procesai virsta prieš uždegiminiais ir tada ten viskas išlaisvėja ir slydimas tada atkuriamas visoj toj fascijiniai, grandiniai, plėvėjai. Fascijos funkcija yra, pavyzdžiui, perduoti jėgas iš vieno raumens į kitą. Tada yra efektyvesnis judesys. Tada mažiau yra persitreniruojama, žinai, mažiau traumų. Ir taip pat fascija turi ryšį su smegenim, ypač su ta dalim, kuri atsakinga už emocijas. Fascija yra reikalinga mūsų imuniniai sistemai. Jin turi labai daug funkcijų ir jin tokia mistifikuojama, nes dar daug kas apie ją nežinoma, bet
žinoma, kad labai daug įtakos turi ir jinai turi daugiau skausmo receptorių nei raumenyje. Ir tai reiškia, kad jeigu skauda, tai didesnė tikimybė, kad yra fascijinis audinys, o ne raumeninis. Geras. Kodėl atsiranda ta trintis, jeigu kasdienybėje matai ateinančius klientus ar ne, jeigu reikėtų įvardinti kelias priežastis, dažniausiai kodėl atsiranda trintis tarp fascijinių? Taip, tai dažniausia priežastis yra buvusi trauma kažkokia, kuri galbūt nebuvo iki galo išgydyta. Ir mes kreipiam dėmesį net į tas traumas, kurios įvyko prieš 10, 15 ar 20 metų. Taip pat gali būti, pavyzdžiui, perteklinis pridėtinio cukraus vartojimas, nes, kaip sakiau, yra tas gelis tarp fascijų, kur slydimą užtikrina, tai nuo cukraus jisai tampa toks kaip klijai ir sulimpa tie fascijiniai lapeliai. Kitas dalykas – mažas vandens vartojimas, nes fascija turi būti labai drėgna, todėl po fascijinės metodikos, kurią aš taikau, visąlaik rekomenduoju daugiau vandens tom dienom gerti, mažiau cukraus valgyti. Ir tikriausiai šie, dalykai tokie labiausiai pagrindiniai. Taip pat, pavyzdžiui, irgi manoma, kad izoliuoti pratimai mažina hialurono rūgšties, kuri yra pagrindinė sudėtis to gelio. Tai dėl to tikriausiai vienintelė sporto forma, kurios aš nemėgstu, yra treniruokliai. Nes tai yra izoliuotas judesys, ar ne? Kuris ir sukelia, gali būti priežastim trinties atsiradimą. Gal, ne taip dramatiškai, bet tikriausiai gali. Ir jeigu dar susidėtų kažkokie, dar cukraus daugiau pavalgom, tai tie dalykai gali turėti įtakos. Aha. Aš dabar galvoju, ar stresas turi įtaką? Fascijiniam audiniui. Taip, ir pagalvojau, kad priežastinis gali būti aš stresuoju, tada bandau save raminti cukrum, ar ne, saldžiu maistu, kurio yra perteklius ir jis tada iššaukia. Ar tokia galėtų būti priežastinė, ar stresas dar papildomai veikti gali fascijinius audinius? Tas fascijinis audinys, jis tokia mistika iš tikrųjų dabar yra, kad dabar labai daug tyrimų daroma apie tai, kad jisai yra tikrai labai susijęs su emocijom mūsų. Ir tikriausiai gali, kartais labai sunku atskirti, kur višta, kur kiaušinis, todėl aš dažnai gydau iš abiejų pusių, tada tikrai kažkur pataikysiu. Manau, kad taip, stresas veikia visą mūsų kūną. Tikrai. Pavyzdžiui, kaip galėtumėm, pagerinti fascijinio audinio funkciją. Jeigu, pavyzdžiui, nėra jokių traumų ir pažeidimų, mes vis tiek galim dirbti, kad būtų geriau. Tai labai tinka jogos pratimai, nes jie yra tokie flow, vienos asanos pereina į kitą, tai toks, visą laiką ta fascija slysta. Ir kitas dalykas, bėgimas yra labai sveika šiaip fascijiniam audiniui. Bėgimas, šuoliukai, kaip ir sakiau, kad sugeria jėgas, amortizuoja. Tai mes aktyvinam taip fascijinę audinį. Kai atėjau pas tave su savo problema, tu paminėjai steko metodą. Gali plačiau papasakoti, nes man labai įdomu buvo apie patį uždegimo sukelimą ir patį principą. Steko metodas yra vienas iš daugelio metodų, kaip galėtumėm dirbti su fascija. Deja, jis yra ganėtinai skausmingas. Nežinau, kaip tau skaudėjo ar nelabai? Būdavo momentų, kai tikrai labai skauda ir, sakyčiau, dar ir nuo vietos priklausydavo, tai atrodydavo iš tikrųjų, kad raumuo yra veikiamas. Tai kelis kartus buvo tikrai norėjosi rėkti. Bendrai paėmus taip, skausmas yra sąlyginai didelis pačios procedūros metu. Tai mano dar, aš dar esu paieškose. Mano kaip kineziterapeutės prasmė rasti kažkaip būdą, kur su kuo mažesnė intervencija gaučiau kuo didesnį atsaką. Bet kol kas steko man yra toksai vienas iš labiausiai efektyviausių būdų. Ir kaip ir minėjau, ką mes padarom, mes pratestuojam arba tiesiog iš kalbos išeina, mes suprantam, kokių judesių metu yra skausmas, tai jau mums duoda tam tikrus hintus ir pasižiūrim,
prapalpuojam tam tikrus taškus ir ieškom, kur tas slydimas gali būti sutrikęs. Ir jeigu yra, žinai, toks, turim mes kalbėti su pacientu, mes turim bendradarbiauti, nes aš jaučiu po pirštais kažką ir pacientas jaučia. Ir jeigu aš jaučiu ir pacientas jaučia ten virš 5 balų skausmą, tai jau galimai, kad čia jau yra problema. Ir ką mes darom, įspaudžiam, trinam, kad gautumėm tą slydimą, sukuriam tokį uždegimą, tada kūnas sutelkia visą dėmesį į tas vietas, kad gytų, žinai, kad gydytumėm. Ir po to nerekomenduojamos šitos, pavyzdžiui, praktikos daryti prieš sunkes treniruotės ar prieš varžybas, todėl kad tiesiog mes visam kūne sudarom uždegimą ir tikrai yra atvejų, kai žmonės tiesiog savaitėje atkrenta, jie suserga, aš sakau, pasimatuok temperatūrą ir sako, ir taip akivaizdu, kad man temperatūra, bet viskas yra gerai, taip kūnas sureagavo ir tuoj bus geriau. Ir, žinai, ir tas kūnas po to tikrai išlaisvėja ir tikrai keičiasi. Ir kartais mes prašom žmonių papasakot, o kas buity pasikeitė, o tai gal tu dabar nustojai koją dėti ant kitos kojas, žinai, sėdint. Ar tu jauti, kad kažkur, žinai, raumenys kažkokie pradėjo aktyvuotis, kurie nesiaktyvuodavo. Ir tikrai pastebim šituos dalykus. Per steko metodiką mes parodom kūnui, čia gydyk ir tada nebeskaudės čia. Geras. Aš tik noriu pasakyti, kad ir skaudėjo man atėjus pas Rasą, bet tikrai buvau nevilti ir per kelis mėnesius galvojau, kad teks susigyventi su savo traumele, bent jau kurį laiką, ypač paskaičius internete, kiek ilgai tai trunka. Tai tikrai po kelių vizitų ir po tų uždegimų, kaip tu ir sakai, atrodo kelias dienas pablogėja, bet kiekvienas sykį pagerėjimas būdavo vis didesnis, kol galiausiai ta problema išvis dingo. Tai labai, labai faina dėl šito. Taip. Paminėjai kojos ant kojos sukelimą. Labai įdomu. Tai yra blogai? Kai sėdim ir užkeliam koją ant kojos. Yra viskas blogai, kas per ilgai trunka. Netgi taisyklinga sėdėsena, kuri ten rodo, nežinau, ten lankstinukuose rodo, kaip sėdėja taisyklingai. Netgi jeigu mes per ilgai taip sėdėsim, irgi nebus gerai. Jeigu tu keisi, tai vieną koją, tai kitą koją, tai gal nebus taip blogai. Aišku, užspaudžiam šiek tiek kraujotakos. Tai, žinai, tiesiog keisti padėtis yra sveikiausia. Iš tikrųjų, kai sėdim, mes ir sėdmenų kraujotaką užspaudžiam ir tada žmogus, kodėl žmonės turi tos neaktyvius sėdmenis, nes jie sėdi, tuo metu sėdmuo yra ištempiamas ir dar mes užspaudžiam, tai ten ir kraujotakos nėra. Tai jisai silpsta ir jeigu dar 8 valandas. Ką reiškia daryti pratimą 8 valandas? Taip, ir mes lėtai dar prie jo priprantame, kol tai tampa mūsų kasdienybė. Tai... Minėjai aktyvaciją, tai norėčiau dar vieną temą paliesti, apšilimą prieš sportą, ar ne? Funkcija apšilimo prieš sportą, jeigu reikėtų ne vadovėlinį galbūt, bet iš tavo patirties ar ne ir kompetencijos pasakyti, kokios būtų pagrindinės ir kodėl gerai apšilimą daryti prieš pradedant bėgti, tarkime. Na, su apšilimu turėjau visokių santykių. Dabar man atrodo, kad visai neblogas yra apšilimas. Pavyzdžiui, jeigu bėgti, tai prieš bėgimą tiesiog bėgti truputėlį lėčiau 10 minučių. Žinai, mes tiesiog supažindinam nervų sistemą, kas jos laukia. Arba pratimus pritaikyti tokius, kur tikrai nervų sistema galėtų atpažinti, kad mes šitą pratimą darom tam, kad mes bėgtumėm, kad sugretintumėm. Pavyzdžiui, įsivaizduok, kodėl mes gydom pacientus labai individualiai ir skirtingai, kad ir ta pati problema būtų. Bet man klausimas, o koks tavo tikslas yra šitų pratimų? Ir jeigu žmogaus tikslas yra gulėti ant sofos ir kad jam nieko neskaudėtų, tai gerai, gal jam ir tiks gulint ant šoną, pakilnoti koją. Bet jeigu yra tikslas bėgti ir kad neskaudėtų, aš viskas turiu jį statyti ant kojų ir duoti pratimą ant kojų, kad nervų sistema sugretintų šitas veiklas. Tai manau, ir apšilimas turėtų būti toks, kad nedaryti bet ko. Nežinau, gal ir geri tie rotaciniai judesiai, žinai, tas old schoolas toks, kur ten prasuka kelius, čiurnas. Gal ir gerai, žinai, truputėlį ten
tie sąnariai truputį daugiau skysčio ten priteka, daugiau kraujotokos. Tai galima sakyti, kad tu signalizuoji organizmui, dabar mes judėsim. Jo, mums reikia supažindinti nervų sistemą, dabar mes darysim, žinai, bet tikrai aš nesu ta, kur ten reikia 30-40 minučių daryti pratimus prieš bėgimą. Aš tai manyčiau, kad vien lėtas bėgimas jau yra apšilimas. Ir manau, kad daugam patiks šitą frazę, nes visi tingi daryti apšilimą. Taip, tikrai nuobodus ir juos bedarydamas tik ir laukia, kada galėsi pro duris šokti ir jau pradėti bėgti. Taip. Čia mano asmeniniu atveju. Dar vieną temą apšilime norėčiau paliesti – dinaminiai ir statiniai pratimai. Aha, tempimo. Tempimo, taip. Kuom jie skiriasi ir kodėl vienus reikia daryti prieš sportą ir kitus rekomenduojama daryti po sporto? Atrodo, šita tema jau tiek apkalbėta visur, bet vis tiek matoma, net tuos pavyzdžius. Tai statiniai tempimo pratimai, iš tikrųjų, jie mažina galingumą, mažina jėgą. Tai nėra rekomenduojama daryti prieš, nes sukelia didesnį traumatizmą, o raumuo, žinai, neapšyla nuo jų temperatūra nesukyla. Galėtum duoti pavyzdžių kelias statinių tempimo pratimų žmonėm? Na, pavyzdžiui, atsigula ant nugaros, iškelia koją ir ją ištiesina, žinai, hamstringus tempia arba blauzdą tempia prieš bėgimą. Aha, paimi koją sulenkia ir laikai. Jo, paima koją sulenkia ir laikai. Nelabai žinau, kam tai daroma, bet jeigu, žinai, kiekvienas esame individualus mokslas, vienas sako, ateini realybė yra kita. Tai jeigu yra žmogus, kuriam yra tinkama, tai viskas okei. Neprisimenu dabar pavardės, vienas sprinterių treneris savo auklėtiniam duodavo statinius tempimo pratimus. Sakė, o man veikia. Man nesvarbu, ką kiti sako, man veikia. Aš žinau, kad man neveikia. Aš kažkada bandžiau užbėgti po jogos. Aš kaip makaronas jaučiausi. Visiškai mano kūnas neklausė. Dinaminiai jie yra tokie panašesni, žinai, į judesį ir mes tada netempiam skaidulų, mes nežalojam. Ir ten yra, pavyzdžiui, dar rekomenduojama statinius podaryti. Rekomenduojama dabar? Taip. Aš tai sakyčiau, kad statiniai tempimo pratimai turėtų būti iš vis daromi kaip atskiras dalykas. Ir statiniai tempimo pratimai jie yra tokie, kad mokslas dabar labai, žinai, prieštarauja jiems, bet tuo pačiu mokslas sako, o joga tai labai veikia, bet jogos pagrindas yra asanos, kas yra statiniai tempimo pratimai. Tai, žinai, turim skaityti tuos mokslinius tyrimus ne taip, kad jie mus uždarytų kažkaip, bet taip, kad atvertų, kad plačiau mąstytumėm. Tai aš tai galvoju, kad geriau daryti statinius tempimo pratimus iš vis kaip atskirą praktiką. Netgi, pavyzdžiui, po jogos pratimų, tai net nerekomenduojama daryti statinių tempimo pratimų po ten, pavyzdžiui, salės svorių kilnojimų, tai tas pats galioja tada ir intervalų bėgimui. Nerekomenduočiau daryti statinių tempimų pratimų, nes mes ir taip sukuriam pažaidą raumenyse ir tempiant gali dabar jau laikas, kai turi gyti organizmas, o mes jam dar tempiam tas pažaidas. Tai, bet žinai, jeigu žmogui nuo to geriau, jeigu veikia, super. Ta prasme, daryk, bet taip. Mes turim rinkti informaciją apie save, žiūrėti, kaip jaučiamės. Ten, nežinau, pavyzdžiui, labai irgi demonizuojamas yra kineziologinis teipavimas. Esi bandęs teipavimą? Taip. O aš tau teipavau, ar ne? Taip, tu man teipavai ir tuo konkrečiu atveju mes kalbėjom, tai aš sakiau, man nei pablogino, nei pagerino. Tai nieko nepadarė. Taip, bet aš turėjau, pavyzdžiui, shin splints, nežinau kaip lietuviškai. Aha, antkaulio uždegimas. Taip, ir jis pas mane atsirado dėl to, kad, žodžiu, atkeliavau į Lietuvą ir kurį laiką bėgiojau su tikrai sudroštais batais. Aha. Ir bėgiojau daug asfalto, tai krūvio koja labai didelį gavo, nes aš ir krūvį padidinau. Taip. Tai
teipavimas buvo tas pats, kas išgerimas skausmo tabletės. Nuėmė kaip ranką litrą. Nu, tai vieną dieną skaudėjo, kitą dieną susiteipavau, viskas, jokios skausmo visiškai. Ir žinai, ką sako mokslas apie tai, jisai sako, kad neveikia. Ir labai daug, žinai, net kineziterapeutai memų kuria, ar ten įrašų, kad čia yra kaip, žinai, nežinau, kaip leisti ant lūžusio kaulo uždėti. Bet aš tai galvoju, dabar įsivaizduojamą tyrimą pasakysiu, nes tiksliau neprisimenu, bet tarkim įsivaizduok 20 žmonių buvo užteipuoti ir 18 iš jų teipavimas nesuveikia. Bet kas jeigu į mano kabinetą ateis vienas iš tų dviejų ir aš jam nepasiūliusiu, o jam labai padės. Ir pavyzdžiui, ten aš turiu tam tikrą techniką, kartais teipuojant, aš tiesiog patempiu audinį į vieną pusę, patempiu į kitą, į trečią ir sako, kai tempi į šitą pusę, tada neskauda. Ir aš nelaikysiu tam žmogui to audinį, žinai, visą parą. Tai aš paimu teipą ir tada teipas laiko tą audinį. Ir aš negaliu to taikyti vien dėl to, kad man reikia dabar sulaukti tyrimo, kuris tai pasakys. Tai tiesiog jeigu labai aš už mokslinius tyrimus, ypatingai kai yra pradedantysis kineziterapeutas, mūsų universitete mokino, tu pasakai mintį, pagrįsk tyrimų, sakai kitą mintį, pagrįsk tyrimų. Kaip ir gal gerai, kol neturi patirties, bet o kur tavo mąstymas, kur tavo patirtis, kur kažkoks filosofinis toks požiūris. Ir tiesiog, nežinau, tiesiog gerai atsiremti juos, bet darbe susidursi su nesėkmė, jeigu tu vien jais vadovausies. Man labai patiko tavo mintis dėl to išgalvoto tyrimo, kai 18 nesuveikia, bet kaip dėl tų dviejų. Jiem tai suveikia. Taip, nes mes nei vienas nesam vidurkis. Tyrimas, jisai vadovaujasi tuo, kas yra vidurkis. Ir statementas yra tada teipas neveikia. Teipas neveikia tiesiog ir tada visi, Tavo nuomonė, galėtų tai būti placebas? Placebo efektas? Iš dalies bent jau. Žinai, yra nuomonių, kad kineziterapija apskritai yra placebas. Yra ir tokių nuomonių. Ir tai kas? Svarbu veikia. Svarbu veikia ir tuo labiau, kad placebas, jisai tikrai sukelia fiziologinius pokyčius kūne. Tai, žinai, minties gale. Esi gal susipažinus ir galėtum pasidalinti kažkokiu tyrimu. Aš pats esu skaitęs, bet daugiau gal populiarioj, kaip pasakyti, medžiagose, dėl placebo poveikio jau fiziologinių pokyčių organizme, kad placebas veikia mūsų smegenis ir mes, tarkim, kažkokią ar judesį ar skausmą nustojam jausti vien dėl placebo efekto. Yra kažkiek moksliškai šitie dalykai? Yra moksliškai daug, konkrečių pavyzdžių nepasakysiu, galėsiu atsiųsti vėliau, bet tikrai yra, kad fiziologiškai yra pokyčiai vyksta. Ir, žinai, smegenų ta gale, mintis didžiulė yra ir dabar studijuoju funkcinę neurologiją ir ten, pavyzdžiui, funkcinės neurologijos specialistai. Tai yra metodika, kuri labiau gydo tokius neurologinius pacientus, kur ten galvos skausmai, distonija ar ten kažkokie kūno skausmai, kur neatitinka anatomijos. Tai tada jau sprendžiama, kad tai yra iš centrinės nervų sistemos, iš galvos smegenų kilęs skausmas ir mes mokinamės ten per vyzdžius, per veido simetriją testuoti ir nuspręsti, kokia yra pažeista smegenų dalis. Ir pavyzdžiui, jie gydo netgi ITB bandas sindromą, žinai, vien per tai. Tu ateitum pas jį su kelio skausmu, tau vyzdžiam pratimus duotų. Žinai. Geras. Tai man kol kas aš taip dar nemoku, man atrodo yra tokių trumpesnių ir labiau tiesioginių kelių iki gydymo ir netgi kai mes darom funkcinę manualinę terapiją, tai vis tiek yra siunčiamas signalas į galvos smegenis, ten yra suaktyvinama tam tikra dalis, kuri išskiria medžiagas, kuri nuskausmina. Tai visi mes, kurie taiko manualinę terapiją, esam kažkiek funkcinės neurologijos specialistai. Tik gal to nesuprantam. Taip. Geras. Norėjau paklausti dar vieno dalyko apie bėgikus, kurie pradeda bėgioti arba bėgikus, kurie pradeda bėgioti po labai ilgos pertraukos. Kažkada bėgiojo, ar ne? Ir galvoja, gerai, bėgdavau gal
30, 40, 50 km per savaitę. Mhm. Kokius patarimus turėtum tiem žmonėm vėl grįžtant į bėgimą arba pradedant bėgiojant ir bėgioti, ar ne, sportuoti, judėti, be to, ką jau kalbėjom, tai yra be tinkamo apšilimo, ar ne, kokie dar būtų galbūt bendri patarimai arba mintis galbūt, kuriomis reikėtų vadovautis? Žinai, mes po Covidas mus taip išgąsdino, bet po Covido mes turėjom tiek klientų, kaip niekada nesam turėję. Kineziterapijos klinikoje, ar ne? Jo, kineziterapijos klinikoje ir todėl, kad žmonės kažkaip po pertraukos jie grįždavo ne nuo nulio, jie grįždavo į tai, ką jie darė prieš tai, kai buvo uždarytos sporto salės. Į tą krūvį. Į tą krūvį, jo, kažkaip tu galvoji savo vis dar tas, bet jau kūnas truputėlį pasikeitęs. Ir tiesiog pradėti, žinai, nuo nulio, pradėti, nežinau, gal čia ir tu turėtum nemažai patarimų, nes tu esi treneris, tai tiesiog pradėti sportuoti pulsų, ten išlaikant iki 140, parinkti kilometražą ir tada eiti tą didesnį krūvį. Kitas dalykas yra, kai žmonės grįžta po ilgesnės traumos, todėl kad įsivaizduok atvejį, skauda kelį bėgikui, išsiaiškinta, kad dėl to, kad netaisyklingai statė pėdą, gerai skausmą mes sutvarkėm ir tada jisai bėga, bet jis jau bėga ir galvoja, kaip tą pėdą statyti. Ir toks judesys, jisai yra valdomas iš smegenų žievės. Iš smegenų žievės iki raumens kelias yra daug ilgesnis nei iš smegenėlių, pakaušinės smegenų dalies. Ir tada tikslas reikėtų perkelti tą judesio valdymą iš smegenų žievės į smegenėlės, kad judesys būtų efektyvesnis, tikslesnis ir greitesnis. Čia profesionaliam sporte yra tiesiog žiauriai svarbu, ypač matoma futbole, kai nepavyksta ten pasaulinio lygio žvaigždėm grįžti į tą buvusi savo prieš traumą. Yra tam būdų, kaip perkelt, bet matai, nelabai suveikia kartais. Tai norėjau paklausti, kaip tas daroma. Ar čia paslaptis yra, kurią kineziterapijos gengas saugo? Ne. Gal kažkas ir saugo, aš tai ne. Na, pavyzdžiui, paprasčiausia būtų bėgikui, tarkim, duočiau bėk ir klausyk Lifelong Run podcast'o. Smegenų žievė bus užsiėmusi klausimą ir tada nieko neliks, kaip judesiui būtų valdomui iš smegenėlių. Pavyzdžiui, jeigu pritupimas jau dabar nebe toks sklandus, kaip buvo anksčiau, tai galim duoti jam daryti pritupimą ir žongliruoti, arba mėtyti kamuoliukus. Arba tada sakyti, gaudyk tik tuos, kur parašytas vienetas, gaudyk tik tuos, kur nelyginis skaičius. Daro pritupimą, daro šitas užduotis. Tada sakau, metronomą pastatom šalia. Daryk judesi pagal metronomą ir dar išvardink 10 žalių daiktų tavo kambarį. Smegenų žievė bus tokia apkrauta, kad jinai neturės laiko valdyti tą pritupimą. Tai turėtų persikelt. Teisingai suprantu, tu provokuoji organizmą tą taisyklingą judesį daryti automatiniu. Taip. Jis tada greitesnis, tikslesnis, efektyvesnis. Tai jeigu tai veikiama iš mažųjų smegenėlių, tai reiškia, tau yra jau ne instinktas, bet antiek judesys yra pažįstamas organizmui, kad jam apie tai net galvoti nereikia. Jo, jis automatiškas yra. Ir tas nervinis kelias, jis daug trumpesnis yra. Tai dėl to jis yra greitesnis. Jo. Geras. Tai jeigu kasdienybėje mes norim paprovokuoti judesius, kuriuos norim padaryti labiau automatiškus, tai apkrauti smegenis podcastais, kita veikla, kuri užimtų. Jo. Geras. Ar yra geras skausmas ir blogas skausmas? Jeigu po pertraukos arba pradėjau bėgioti ar ne, natūralu, anksčiau būdavo netgi, man atrodo, toks kaip ir trendas, gerai pasportavau ir jeigu skauda, vadinasi gerai pasportavau. Jeigu neskauda, toks ten ir sportas buvo. Ar yra kažkokie būdai, bent jau labai primityvus, kaip aš galėčiau atskirti, kad man skauda, bet tai yra normalu, nes aš, tarkim, pirmą kartą gyvenime bėgau 10 minučių.
nuo skausmo, kuris galbūt turėtų man kelt nerimą ir galbūt reikėtų apsilankyti pas specialistą. Tu kalbėjai apie tą skausmą, kur yra raumenų skausmas ir tas, kur nėra raumenų skausmas. Sakyčiau, bet kuris skausmas, ar ne, jeigu aš neturiu skausmą šiai dienai ir pradėjau bėgioti ir man pradeda skaudėti kojas, ar ne, arba nugarą, ar yra taisyklės galbūt bendros kažkokios. Jeigu aš bėgu, tai normalu, jeigu man skauda kojas, bet neturėtų skaudėti nugaros apačios, tarkim, kaip minėjai, su kvėpavimu, neturėtų skaudėti gal ir pečių, mausti. Ar tokie principai taikytini, tarkim, identifikuojant, kad šitas skausmas nėra geras, man reikėtų gal pas Rasą apsilankyti? Galbūt sunku atskirti, bet, daugelis pažįstam tą tokį raumenų skausmą, kuris turi būti, kuris vyksta dėl raumeninių skaidulų pažaidos. Tai yra visiškai normalu ir mums tiesiog reikia išlaukti, kol organizmas sugis ir nebandyti malšinti to skausmo kažkaip ten, pavyzdžiui, ledo voniom, nes jeigu mūsų tikslas būti stipresniem ir atsparesniem, tai ten įvyksta uždegimas, kurio mums reikia, kad tiesiog būtų kūnas stipresnis. O žmonės nori tą skausmą, malšinti masažais, jo masažais, daugiau ten. Ibuprofenu, ledo vonės dar, profesionaliam sporte labai naudojamas. Mes jas naudojam tik varžybų metu, nes tiesiog tada tai jau visas darbas padarytas, mums tik reikia, per treniruotės tų pažaidų. Tai tada, viskas okei, bet jeigu ten yra skausmas, kuris yra kažkoks aštrus, gilus, labiau vienoj pusėj nei kitoj, toks skauda čiaudint, kosint, tai tada reikėtų, aišku, apsilankyti pas specialistą būtinai. Ir netgi jeigu, pavyzdžiui, raumens skausmas yra vienur didesnis nei kitur, kad ir tas normalus, tas geras, kur jie, tai irgi galėtų rodyti kažkokį, kad jis turi raumenų disbalansą. Jeigu jis labai lokalizuotas kažkur yra, ar ne? Didesnis. Jo. Tai žodžiu, labai stebėti savo organizmą pradžioj turi. Aš manau, kad visą laiką turi stebėti, visą laiką turi rinkti informaciją apie savo kūną, pažinti jį, gal iškart nesuprasi, ką tai reiškia, bet gal kažkada vėliau kažkaip susives tos idėjos. Taip. Manau, kad taip. Kažkur skaičiau ir labai sutinku su mintim, kad sportas yra pažintis su savo organizmu. Ir sėkmingas sportas, ką turiu galvoje, jeigu jis tampa ilgalaikis ir gyvenimo įprotis, tai jis realiai tave pripratina gyventi su savo organizmu santarviai, jausti, kada jisai galbūt yra išsibalansavęs, labiau stresuotas, ar kaip tik nesi aktyvavęs. Tai... Jo, jeigu tikrai pažindinės ir stengias, nes aš tai, kaip ir minėjau, buvau anksčiau fanatikė, vadinasi, aš ignoravau savo kūną. Aš sportavau daug, bet aš jį ignoravau, nes mano, viena yra sportuoti su aistra, kitas yra sportuoti su fanatizmu. Su aistra man kažkaip skamba daugiau pagarbos, apie procesą, o fanatizmas tu tampi toksai, zombis, tu toks aklas. Ir, man buvo vienu metu net pasiūlyta dopingą vartoti ir gal blogiausia ne tai, kad man pasiūlė, blogiausia tai, kad aš nepasakiau kategoriško ne. Ačiū Dievui, kad aš nepavartojau, bet tuo metu aš tiesiog aš buvau fanatikė ir man buvo vienas tikslas. Tai gal, tikrai sutinku, kad sportas yra pažinti su savim, bet tu turi turėti ir tokį sąmoningumą ir man atrodo, pavyzdžiui, sveikata turi labai plačią sąvoką ir tai yra ryšys su savo kūnu, ryšys su savo vidiniu pasauliu, ryšys su gamta, jausmas, kad esi gamtos kažkokia dalis, ten man patiko, kaip tu sakai, kad prieš reklamuodamas papildus tu pasidomėjai ir nėra žiauraus elgesio su gyvūnais. Tai ir yra jausmas, kad tu nesi pranašesnis už kažką, kas turi lygiai tokias pat teisės gyventi čia. Ir tai yra ryšys su gamta ir manau, kad tai yra, sveika. Taigi mes visi esame iš tos pačios planetos. Taip. Aš, tu, šunys, katės. Būtent. Dėl fanatizmo prisiminiau vieną tyrimą, žiūrėjau dokumentiką, berods buvo su dviratininkais,
ir buvo tokia mėgėjiška lyga padaryta, ale Tour de France'as, bet mėgėjai. Žmonės, kurie darbus turi, žodžiu, ir tai yra jų hobis daugiau. Ir žurnalistas dalyvavo tose varžybose ir jis niekada net važiuodavo pirmas. Ir jis įtarė, kad tie, kurie atvažiuoja pirmi, top 10, tarkime, jeigu gerai pamenu, naudoja dopingą. Tai jisai irgi pats bandė naudoti, kad pasiektų tos rezultatus. Tai norėjau sakyti, kad tas fanatizmas ir klausti, ar jis egzistuoja tik profesionaliam sporte, bet pasirodo jis ir outside. Ir buvo apklausa padaryta, jei neklystu, profesionalių sportininkų. Jų buvo paklausta, jeigu žinotum, kad dopingas, kurį vartoji, trumpina tavo gyvenimą, ar ne, stipriai, bet dėl jo tu turėsi galimybę būti pirmas, ar tu vis tiek jį naudosi. Ir beveik 90% atsakė taip. Aš nesistebiu, nes aš tą patį galvojau. Ir aš tikrųjų man sakė, tu pagalvok, ar vartot, ar ne. Ir aš galvojau, ir žinai, ką aš galvojau, kad aš neturiu laiko, man reikia dabar tų rezultatų ir aš padarysiu viską dėl tų rezultatų. Ir nesvarbu, kas bus po to, žinai, toks tikrai Kai sakai, neturiu laiko, turiu omeny, dabar aš jauna, pačia geriausiai forma ir turiu išnaudoti tą laiką, ar ne? Taip, nes sporte jaučiuosi senesnė nei esu, nes ten laikas greičiau kažkaip lekia ir tu toks įpareigotas, jau tiek tau metų, tu jau turėtum rodyti tokius rezultatus, žinai. Ir po to, kai aš išėjau iš sporto, išėjau kineziterapiją, mano pacientai buvo ten daug vyresni, aš jaučiausi vėl jauna. Geras. Viskas yra aplinka. Taip. 20 metais Tokijui dalyvavai olimpinėse žaidynėse. 21, nes jie buvo nukelti dėl COVID. Dėl COVID. Dalyvavai, galima sakyti, backstage'e, ar ne? Ką ten darei ir galbūt gali pasidalinti, ką ir kalbėjom dabar, ar ne, to profesionalaus sporto užkulisiais įdomiais, kurių būtų įdomu išgirsti. Žinai, olimpinėse žaidynėse iš tikrųjų jau darbas visų padarytas yra. Jau kai tu esi ten, jau viskas yra padaryta. Mes daug labai dirbom stovyklose, treniruotėse. Olimpinėse žaidynėse gal mano tikslas buvo toksai tiesiog būti šalia, jeigu kažkam kažko prireiks. Ir Safety pillow. Jo, safety pillow tiesiog. Ir ten buvo, žinai, olimpinis komitetas, tai jie atvežė labai daug technologijų, tai mes daugiau su tom technologijom dirbom, ten, pavyzdžiui, limfodrenažai, visokie krioterapija. Tai mūsų tikslas buvo atstatyti sportininkus tarp startų. Tiesiog, kad jie galėtų kuo kokybiškiau vėl startuoti kitą dieną. Ir olimpinėse žaidynėse, žinai, ten didžiulė komanda yra. Ir, pavyzdžiui, dabar, kai dirbu su plaukimo komanda ar kai dirbau su irklavimo komanda stovyklose, tai esu aš viena, žinai, ir tada tu turi būti toks truputėlį ir psichologas, ir kineziterapeutas, ir kažkur ir gydytojas. Olimpinėse žaidynėse toks, nepasakyčiau, kad buvo labai man kažkokio tokio fizinio daug darbo, buvo tokio daugiau gal psichologinio. Sportininkai, žinai, ten jie 20 metų siekia tų olimpinių žaidynių ir jie būna tokie jautresni, šiek tiek piktesni gal. Ir tiesiog, žinai, gal ten reikia adekvačiai reaguoti ir galvoti, kur čia pasakė, žinai, žmogus, ir kur čia pasakė jo emocija. Ir nesakau, kad ten leist peržengti savo ribas, bet tiesiog, kad, suprasti, žinai, tiesiog būti šalia. Minėjai psichologo darbą. Kuom skiriasi pastatyti ant kojų žmogų, kuris bėgioja savo malonumui arba sportuoja? Jam grįžt, yra po mėnesio 2. Tai yra išvis grįžt nuo kineziterapijos profesionaliam sportininkui, kuris, kaip tu sakei, aš neturiu daug laiko. Taip. Aš esu pikė, man dabar reikia pasveikti. Kuom skiriasi galbūt tie patys metodai arba net iššūkiai, kurios kineziterapeutas gauna, bandydamas ant kojų pastatyti tą profesionalų sportininką. Ir ypatingai, jeigu galbūt buvo ir toks atvejais pačiose olimpinėse, kai literaliai startai vienas su kitu yra be proto arti ir bet kuri traumelė maža turi būti eliminuojama čia ir dabar.
Jo, šiaip sporte profesionaliam mes turim labai nedaug laiko. Kineziterapeutės kartais jaučia labai didelį spaudimą iš trenerių, nes jie sako, mums reikia greičiau šito žmogaus. Ir tada, žinai, daugiau skiriama ir medikamentinio gydymo, daug daugiau nei paprastam žmogui, nesportuojančiam žmogui. Yra tiesiog labai, labai mažai laiko, reikia kuo greičiau statyti. Ir buvo taip pas mus rinktiniai Mildai Valčiukaitai buvo 5 metų iki olimpiados padaryta išvaržos operacija. Ir tikrai reikėjo kuo greičiau ją grąžinti. Ir, žinai, ten pradėjom gal nuo slidinėjimo lygumų, nes jie randa sąsajų tarp lygumų slidinėjimo ir klavimo. Na, tiesiog reikia ieškoti sporto šakų, kur būtų kuo panašesnės, bet kurios nežalotų. Yra buvęs atvejais, kai į olimpinės žaidynės atranka buvo, žinai, 4 viečių valčių ir 2 pirmos vietos keliauja į olimpiadą. Ir vienam iš mūsų sportininkui lūžo šonkaulis. Ir jisai irklavo. Bet... Susulūžusi šonkaulė. Jo, ir dideliais vaistų kiekiais, žinai. Bet tai jau darė gydytojas. Gerai, kad ir buvo tuo metu, žinai, gydytojas. Ir tokia yra ta kaina. Ir jie atirklavo 3, buvo per plauką nuo olimpinių žaidynių, bet 2 vietą lygtais ar 1 ar 2 buvo užėmė Rusijos komanda. Ir kai mes jau nuvykom į Tokijo olimpinės žaidynės, kai nuskridom, pranešė, kad buvo rastas dopingas pas rusų įgulą ir tada mūsų įgula gavo galimybę startuoti. Ir jie atvyko gal 2 dienas prieš startą, kai, žinai, ten ir tas jetlagas, viskas. Ir jie matyt nesiruošė olimpiniam. Jie jau ten kai kurie Palangoj, žinai, pliaže gulėjo. Taip. Faktas, jų kūnai toj parengti visą laiką, plius minus, bet, taip sakant, nebuvo sistematingo pasiruošimo iš anksto. Taip, labai gaila. Jie daug dirbo, žinai, tuos 4 metus, bet 5 metus, nes ištiesė tą laikotarpį olimpinio pasiruošimo, bet, nu jo, buvo keista. Tau pačiai kaip kineziterapeutai, ką davė olimpinėse sudalyvauti? Patirties galbūt įgauti kažkokios... Apskritai buvo patirtis, žinai, dirbti su olimpinė rinktinė, žinai. Aš ją gavau taip... Mes dabar pagalvojau, net nepaminėjom, su kuria komanda dirbai? Su irklavimo rinktinė aš dirbau. Aha. Aš gavau pasiūlymą su jais dirbti, žinai, 2 mėnesiai po to, kai mes kliniką atsidarėm. Ir aš galvojau, Dieve, kodėl mes atsidarėm. Tada galvojau, nu gerai, gal Lina galės paimti, žinai, krūvę daugiau, nes mes pradžioj galvojom, kad tai bus, žinai, mums tik darbo vieta, mes negalvojom tai apie kaip verslą. Ir aš tada Linai sakau, aš gavau pasiūlymą dirbti su olimpiečiais, o jinai sako, aš laukiuosi. Ir tada, aš tada galvojau, tikrai aš negalėsiu ten dirbti. Bet viskai kažkaip išsisukom iš tos situacijos ir pradėjau su jais dirbti. Ir gal ne tiek pati olimpiada, atrodo, tos olimpiados siekiau kaip sportininkė, negavau, dabar galvoju, tai mano svajonė, tai gal aš kaip kineziterapeutė nuvažiuosiu. Ir nuvažiavau, bet gal buvo daug įdomesnis tas kelias iki to darbas. Aš susipažinau su tais principais, kaip reikia dirbti su profesionaliais sportininkais ir kad tai nėra, kad darbas nuo 8 iki 5, tu važiuoji 2-3 savaitėm į stovyklą su jais kiekvieną mėnesį ir tu esi ten dėl jų ir ten gali 10 vakaro pasakyti, kad reikia. Ir tiesiog tas toksai visai kitoks darbas, nei darbas kabinete su jais yra. Ir ten, nu, tu žinai, ten vaistų kažkokių prireikia ir tu važiuoji su tuo sportininku, tu veži į vaistinę, kur nežinau už kiek ten kilometrų. Tu toks esi daugas, tu esi jų globėjas, jeigu jiem kažko prireiks. Gaisringas visą laiką parengti tokio. Jo, ten tiesiog naktį gali prireikti, aš ten iki 11 dirbdavau vakaro.
tiesiog taip reikėdavo ir po to 6 ryto keliesi, nes jiem ten treniruotė 7 ryto. Taip, va, toks darbas. Jo, ten, pavyzdžiui, važiuoji, žmonės sakydavo, koks tavo įdomus darbas, tu keliauji, žinai. Aš su plaukikais ten į Peru į pasaulio čempionatą važiavau ir jie... Bet, žinai, aš ten nemačiau pikčių žiūrėjau, ar ten Italijoje dirbom, ne Koliziejų žiūrėjau, Dohoj, ne eksplorinau dangoraižių ar dykumų. Aš visur matau tą patį viešbučio kambarį ir tą patį plaukimo baseiną, kur praktiškai visur yra vienodi. Taip. Ne atostogos. Ne atostogos, tiesiog tai darbas, kai tu esi dėl jų tenais. Taip. Pokalbio metu kelis kart minėjai tyrimus, medicinos ir savo srity kineziterapijai tyrimus. Žinau, kad jie dažnai keičiasi, po kažkurio laiko būna jie paneigia jau galbūt ilgai įsistovėjusius principus ar tiesas, kurios buvo tiesa gal 20 metų, dabar yra paneigtos ir tampa kitokiomis. Kaip pati asmeniškai laviruoji šitam pokyčių pasaulyje ir kaip motivaciją išlaikyti, galbūt atrodo ir pats šventai tiki, taip turėtų būti ir po to pasirodo naujas tyrimas, netiesa, iš tikrųjų čia žalinga, reikia daryti taip. Kaip tokiame besikeičiančiam pasaulyje laviruoji? Ir išlaikai motivaciją galbūt toliau mokytis, nes tai yra mokslas kiekvieną dieną realiai. Taip. Žinai, kaip ir sakau, universitetas mus labai paruošė remtis tais tyrimais, bet tai yra gerai, dėl to, kad tu gali pasimesti, žinai, aplinkui labai daug ten visko, ir dvasinio stuburo tiesinimo, ir dar ten kažko. Bet pradedi dirbti ir matai, kad, neveikia taip, kaip parašyta. Tu, kai baigi mokslus, tau atrodo, kad tu viską žinai, o po to susiduri ir nėra. Ir viskas yra gerai, kai tu susiduri su nesėkme. Blogai, kai tau nekyla klausimų, tai kas tada giliau čia yra? Jeigu tu tiesiog aklai ten dirbsi pagal tuos tyrimus, jie, kaip ir sakei, labai daug keičiasi, labai dažnai. Ir ten, žinai, vieną kartą sakė, statiniai pratimai gerai, tada jau nebegerai, ten deadliftas gerai, rekreacijoje labai gerai, net gerontologiniam pacientam duodama deadliftus daryti, ten, gal su lasdele, žinai, po to didinant krūvį. Šiaip labai sveika vyresnio amžiaus žmonėms yra sportuoti ir net lietuviai atlieka tokį tyrimą, kur duoda žmonėm po 60 metų svorius kilnoti ir tada pamato, kad jų kognityvinės funkcijos pagerėja, kas yra labai svarbu, žinai, ypač tam amžiuje. Ir tiesiog, neprisimenu, kur baigiau, bet... Tai nekelia frustracijos, kad tiesus, tarkim, keičiasi. Man labai pradžiai buvo labai sunku, nes aš galvojau, kur tie algoritmai. Tai yra vadovėliai ten, pavyzdžiui, prie tokio pažeidimo tokie pratimai. Yra tie lankstinukai, kur pakiša, žinai, daktarai savo pacientam. Bet kiekvienas žmogus labai individualus, tyrimas remiasi vidurkiu. Tai mes turim tiesiog kažkaip laviruoti ir apjungti savo patirtį, mokslinius tyrimus ir dar pafilosofuoti galim, žinai, irgi kažkiek tenais ir suprast. Tiesiog aš pradėjau suprasti, kad žmogus nėra vien tik raumenys ir kaulai, kad yra kažko daugiau ir nėra algoritmų mūsų darbe, kaip gydyti. Ir ten kažkokie ateina, ten kokie nors atvažiuoja dėstytojai ir sako, algoritmas yra toks, bet, faina, mokaisi, bet tada vėl tu susiduri su nesėkme, nes ne visiems tie algoritmai tinka. Ir man tas pradžioj tikrai labai nervino ir tikrai aš buvau prie perdegimo ir galvojau, kad iš vis man kineziterapija nėra man tikriausiai, bet dabar man tas kaip tik yra žavu, nes tai reiškia, kad neužtenka vien ten tik skaityti mokslinius tyrimus, reikia turėti ir dar kažkokias savo asmeninės savybės tam ir kad turi truputėlį plačiau mąstyti, plačiau matyti paveikslą ir tu gali žaisti, žinai, ir tu gali improvizuoti kažkiek, ir tu gali, nežinau, yra daug erdvės tau pasireikšti, nebūt tuo tokiu robotuku. Ir tas exploration jausmas, kad vis kažko naujo atrandi ir išmoksti, nėra
vadovėlį perskaičiau, viską žinau. Ir dabar iki gyvenimo pabaigos tik jo vadovaujuosi ir nieko naujo nesužinau, viskas pagal taisyklės. Ne, tikrai niekas šitam pasaulyje nežino, kaip reikia elgtis, žinai. Aš galvoju, kaip žmonės, pavyzdžiui, visatą ar Žemės planetą tyrinėja. Aš per 10 metų nesuprantu, kaip ten keli kvadratiniai metrai žmogaus kūno veikia. Taip. Bet tas yra fainai. Kartais aš tikrai užmiegu ant laurų, nes yra tie ups and downs ir profesiniam gyvenime. Ir tiesiog, kai tik užmiegu ant laurų, žinai, tada reikia kažko pasimokyti. Tada ir aš atradau prieš metus funkcinę neurologiją. Ir aš tada supratau, kad man labai įdomu, kad ir tai finansiškai greičiausiai neatsipirks, nes toks pacientas, kuris ateina, kur ten tiktų jam funkcinė neurologija, jis ateina kartą į 2 mėnesius. Ten, pavyzdžiui, su distonija aš turėjau tik vieną pacientą per 10 metų. Kas yra distonija? Distonija tai yra tokie procesai smegenyse vyksta, kai tu pradedi judesį ir tu negali jo sustabdyti. Tai pavyzdžiui, tu nori lenkti, pavyzdžiui, ranką, suimti stiklinę, bet ranka nesustoja, o jinai toliau sukasi, žinai. Ir funkcinė neurologija padeda tvarkyti šituos atvejus. Tarp kitko, mano sesė turėjo irgi pacientę su distonija, bėgikė, kuriai su pėda lygiai tas pats buvo. Negalėjo sustabdyti pėdos lenkimo. Tai va tokie va, bet supratau, kad man neužtenka to, ką atveža į Lietuvą. Aš pradėjau prieš kurį laiką studijuoti funkcinę neurologiją Amerikos mokykloje nuotoliniu būdu. Ir dabar aš jaučiuosi kaip pirmokė grįžusi į mokyklos suolą ir žinai, šitas jausmas yra daug geresnis už tą, kai tu viską žinai, nes tada nuobodu pasidaro. O aš, kaip ir sakiau, aš dirbu dėl savęs, dėl savo egoistinių paskatų, tai man turi būti įdomu. Taip, geras. Labai fainai ir įdomiai pateiktas mokymosi kelias, kuris tikrai, kaip sako, sunku yra mokytis, daug reikia mokytis ir panašiai, bet taip, tas procesas tikrai yra smagus, įdomus ir kaip tu sakai, viską galima šiek tiek ir pareksperimentuoti, pafilosofuoti ir taip toliau. Taip, aš, žinai, toks Kęstutis Laurinskas, kineziterapeutas, jisai kineziterapeutus vadina chuliganais, žinai, nes mes galim maištauti, nes mes bet sakau, neturim tų algoritmų, koks čia džiaugsmas, iš tikrųjų, kad neturim tikslių gairių, kaip atsibostų, kaip būtų nuobodu. Būtent. Paskutinis klausimas. Įsivaizduok, naktį tave aplanko džinas, bet toks keistas džinas. Jisai sako, negali rinktis jokių galių, norų ir taip toliau, aš duosiu tau tik vieną ir jis nuspręs ir jis tau pasako dabar visiems žmonėms, kurie sportuoja, pradėjo sportuoti, jau sportuoja, juda, galvoja apie judėjimą, gali dėti vieną mintį į galvą, kurią jie ryte pabudę priims kaip savo ir ją internalizuos ir ją vadovausis. Kokią mintį pasirinktum įdėti tiem žmonėm į galvą? Kiek laiko kūrei šitą klausimą? Ilgiau negu jį dabar nupasakojau. Kokią mintį, kad jiem būtų geriau kažkaip, žinai, kad jie geriau jaustųsi, ne? Kad jie žmonės. Būtent. Kokią aš jiem galėčiau mintį į galvą įdėti. Ir jie ją priimtų kaip savo, tai nebūtų atmetimo reakcija, jie ją vadovautųsi tiesiog. Ar tai būtų kažkoks principas, ar tai būtų kažkoks pratimas, galbūt aš pats asmeniškai netikiu, kad yra vienas pratimas teisingas. Esu skaitęs, tarkim, čia gal duodant ir tau laiko pamastyti, atsakyti. Esu keliose vietose skaitęs ir iš tikrųjų nemažai atrodo įrodymų yra, įdomu, kokia tavo nuomonė. Sako, pritupimas yra visų pratimų karalius, nes jisai veikia labai daug mūsų kūno dalių, ar ne? Ir jisai, jeigu daryti vieną, tai darykit pritupimus, nes jis yra daugiausiai naudos nešantis pratimas. Ką tu galvoji apie pritupimą ir apie tokį patį statementą, kad jis yra visų pratimų karalis? Man atrodo, kad nėra vieno kažkokio stebuklingo pritupimo. Manęs žmonės dažnai klausia, tai koks tas vienas pratimas, arba kokia man sporto šaka užsiimti. Ir aš sakau, aš nežinau. Tai prasme, o kas tave džiugina, kas viduj? Ir žinai, gal kaip sakiau, sveikata, man atrodo, turi labai plačią prasmę ir tai yra apie mano tuos 3 dalykus. Aš kažkaip išsifilosofavau, kad tai ir apie tą ryšį su gamta, ryšį su vidum, ryšį su kūnu ir
Nežinau, tiesiog, kad ir kaip banaliai skambėtų, atsigręžkite į save. Žinai tą pasakėčią tokią, kur išminčiai klausia, kur sielą paslėpti nuo žmogaus. Žinai šitą? Ne, negirdėjęs. Žodžiu, išminčiai galvoja, kur mums tą sielą padėti, kad žmogus nesudarkytų. Galvoja gal ant aukščiausio kalno. Ir sako, ne, žmonės kopia į kalnus, tikrai ten suras. Tai gal į vandenų gelmes panardinti. Ne, su povandeniniais laivais tikrai jie ten suras. Sako, tai gal į kosmosą nuskraidinti. Ne, žmonės, jie tikrai kuria erdvėlaivius, tikrai tyria visas planetas, jie tikrai suras. Ir sako, tai įdėkime kiekvieno žmogaus vidų, jie ten niekada neieško. Niekada neieško. Žinai, mano draugas, geriausias draugas, bičiulis, jis buvo ganėtinai apsileidęs ir nesportavo, priaugo labai daug svorio. Išgerdavo keletą skardinių alaus per vakarą, geimindavo ir dar dirbo kažkokioj snykiai organizacijoje, kur įmonės vadovas lošdavo iš pinigų. Ir žinai, vieną dieną mano brangus bičiulis sako, kad serga vėžiu. Ir jisai ten prisimino, išsitrynė iš pašto dėžutės visus laiškus, iš socialinės medijos, privačias žinutės. Sako, jeigu ką, kad nieks neskaitytų. Jis išsimetė labai daug daiktų, drabužių, sako, kad tėvam būtų mažiau tvarkyti. Jisai tiesiog ruošiasi mirti, žinai, jis ruošiasi tam, nes gydytojas sakė, pem ar operacija padės. Ir operacija padėjo, chemoterapija padėjo ir pirmi 2 dalykai, ką jisai pasveikęs padarė, jis pradėjo sportuoti ir jisai sportuoja daugiau už mane, man jis sunku dabar pagauti. Jisai pradėjo terapijas lankyti. Ir tada pradėjo išorė keistis, jisai susirado darbą, kuriem malonu ateiti, susirado antrą pusę, jis labai pasikeitė, net vizualiai labai pasikeitė. Tai tikrai banalu, atsigręžkime save, bet tas veikia labai. Tai taip. Tiesiog ne kineziterapeuto žmogui reikia klausti, ką aš noriu daryti, ką aš noriu sportuoti, o savęs paklausti, kokias tau teikia džiaugsmą. Mes buvom Lanzerotėj su draugė ir ten viena filipinietė sakė akrojogos užsiėmimą. Ir jis sako, čia vienintelis sportas, kuris man teikia džiaugsmą, aš daugiau nieko negaliu daryti. Ir labai faina, super, gerai, daryk tą akrojogą, čia žiauriai gerai. Jo, labai graži mintis. Priminė vieną knygą, skaičiau ultrabėgiko ir jis vieną frazę paminėjo, kuri man labai labai strigo. Surišau su tavo mintim dėl džiaugsmo kelimo. Nes kai pagalvoji apie judesį, apie kažkokį sportą, kai tu visiškai nejudi arba labai mažai judi, tai būna diskomfortas. Taip. Tai tas bėgikas pasakė mintį, kad mes labai dažnai arba praktiškai visą laiką confusinam happiness su komfortu. Reiškia, aš guliu ant sofos, valgau čipsus ir žiūriu televizorių. Vadinasi, čia yra laimė, čia yra komfortas, yra laimė. Organizmui, kūnui komfortas yra laimė. Kol galiausiai, kaip ir pati minėjai, ilgą laiką, jeigu darom tą patį dalyką, jis tampa tokia nelabai laiminga faze. Tai mes dažnai maišom komfortišką gyvenimą, tai yra nejudesi vis laik komfortiškas su laimingu gyvenimu. Tai kartais tas radimas, kaip minėjai, sporto, kuris teikia džiaugsmo, nes judesys tikrai gali teikti džiaugsmo. Galbūt tą pirmą barjerą reikėtų peršokti diskomfortu, kur šiek tiek embarrassnam tą kūną. Ir pastebėjai, kad šiaip žmonės šiais laikais jie daug komfortiškiau gyvena, bet jie daug nelaimingesni, tai vadinasi, nėra sąsajos. Exactly. Rasa, labai didelis ačiū už tavo pasakojimą, už pasidalinimą patirtimi ir savo gyvenimo istorijom, kurios, tikiu, ne tik įkvėps žmonės, bet ir privers juos pačius pagalvoti, jeigu Rasa tam tikrus dalykus padarė, pakeitė, galbūt ir aš galiu padaryti. Ir pradedant tą pokytį, labai linkiu sportiniam pasaulyje, judesį, ieškant savo laimingo sporto, nepamiršti, kad, kaip ir minėjai, santarvė turi būti visame kame, klausytis organizmo, kas viduje ir kaip tu jautiesi dėl to. Tai tikiu, kad ir tavo patarimai tikrai pravers tuose pirmose, o gal net grįžtant atgal į sportą ir įtęsiant su šypsena veide ir be traumų. Ačiū, Rasa. Ačiū, kad pakvietei.